Palyginsime pigiausią cukrų ir išsiaiškinsime, ar verta permokėti už baltąją mirtį. Vaisių uogų konservavimo sezonas prasidėjo, taigi lyginam vieną svarbiausių ir turbūt nelabai naudingų ingredientų – cukrų. Lyginsime kaip visada pigiausią – Maxima Extra Line ir Lidl Bell-Baked cukrų. Maxima Extra Line cukraus 1 kg kainuoja 89 centus, su kortele dabar kainuoja 79 centus, Lidl Bell-Baked cukrus 1 kg kainuoja 89 centus. Sakysim, be jokios abejonės perkam kas pigiau, Maxima Extra Line, bet gal yra koks skirtumas. Na gerai, mes šiek tiek pajuokavom, nes lyginti vien tik pigiausią cukrų būtų labai nuobodu. Pasiėmėm ir žinomus prekių ženklus. Tai Panevėžio Plus cukrų ir pas mus dar buvo pakelis cukraus Diamant, kuris dažnai pardavinėjamas Lidl ir kitose parduotuvėse ir pabandysim suprasti, už ką mokam, už ką permokam. O mokam tiek. Pasikartosiu. Maxima Extra Line kilogramas kainuoja 89 centai arba 79 centai su kortele. Lidl Bell-Baked cukrus 89 centai už kilogramą. Panevėžio Plus cukrus euras 19 už pakelį kilogramo ir Diamant baltasis cukrus taip pat euras 19 už kilogramą. Skirtumas tarp pigiausio Maximos Extra ir brangiausio Diamant arba Panevėžio Plus cukraus 40 centų, tai yra 50%. Įdomu, ką už tai gaunam. Na, iš tikrųjų, gaunam tą patį. Visų sudėtis yra cukrus, baltasis cukrus, kai kurie rašo paprastai. Cukrus, tai mes turime iš esmės tą pačią prekę. Jeigu žiūrėti, kiek cukraus cukruje, mes turime tą pačią situaciją. Tai energetiniai vertėjai yra visų analogiška. 400 kilokalorijų ir 100 gramų, 100 gramų angliavandenių, iš kurių 100 gramų cukrų. Tai visiškai atitinka pas visus, nesvarbu koks gamintojas, nesvarbu kieno tinklo užsakymų pagamintas produktas. Taigi iš esmės nei vienas iš cukraus nėra cukresnis. Bet dabar yra daug įdomių dalykų, ką mes pamatėm, kas vyksta lentynose. Maximos Extra Line šiuo metu keičiasi pakuotė. Ir popierinės pakuotės keičia štai tokia plastikinė. Popierinio pakelio kilmė panašu, kad yra ta pati kaip ir pas Lidlą, nes panašūs užklijavimai, netgi su tokiu nusikreipimu į kairę pusę, panašus markiravimai ant šono. Tai nėra data, tai yra partijos numeris, nes cukrus kaip ir galiojimo kažkokio neturi. Dabartinė Extra Line pakuotė panašu bus, kad iš to pačio Panevėžio cukraus, nes ir panaši pakuotė, ir vėlgi grįžtant prie markiravimo, jisai padarytas panašiu šriftu ir greičiausia tai yra ta pati šio produkto kilmė. Esminė skirtumas yra tik tai spalva ir kaina. Kas nepatiko tai, kad Lidlo čia irgi šita pakuotė yra įsigyta šiandien, šita užsivaliojus buvo pas mus nuo praeitų metų. Lyg tai tas pats gamintojas, tas pats viskas, bet nepatiko vienas dalykas, kad naujoj Lidlo partijoje dingo partijos markiravimas, žymėjimas ant pakuotės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad atsekamumas tapo nulinis. Jeigu kažkas įsigys ir bus nepatenkintas
kažkuo tai, arba ten bus ne cukrus, per klaidą, ne per klaidą, ar kažkoks įvykis, tai nelabai bus galima atsekti, iš kurios vietos tai atsirado. Na, aišku, kilmės šalies niekas nenurodo ant privačių prekės ženklų. Tai Lidlas rodo tik tai užsakovą, vokišką įmonę. Maxima nurodo Maxima užsakovo International Sourcing, rašo, kad kilmė produkto ES, nors iš tikrųjų visi yra deklaravę, kad dabar bus gražus, skaidrus ir nurodinės, kas yra gamintojas. Na, su Diamantu viskas aišku, tai yra kompanija Lenkijoje. Na, o su Panevėžio cukrum yra toks lengvas kazusas. Visi galvoja, kaip čia gerai, kad Panevėžio cukrus iš Panevėžio, bet iš tikrųjų tai yra iš gamyklos Kėdainiuose. Tai turėtų vadintis ne Panevėžio plus cukrus, o prasčiausia Kėdainių cukrus. Gerai, tai turbūt visiems įdomu pasižiūrėti, o kaip ten jie skiriasi. Tai mes imsim ir pasižiūrėsim ir pabarstysim, kaip jie atrodo ir ar yra kažkoks skirtumėlis tarp įvairių cukrų. Kas įdomu, kad pakuotė naujojo šiandien įsigyto Belbake cukraus šiek tiek skiriasi aukščiu. Tai gali būti iš kito šaltinio, bet vėlgi, kaip sakiau, kažkodėl dingo markiravimas ant pakuotės. Taigi pasiberiam ant lentelės, pasižiūrėsim, kokie tie kristaliukai. Na taip, turim 6 cukrus atitinkamai ir ar matome čia didelį skirtumą tarp vieno ir kito. Na, kažkokio didelio vizualinių skirtumų nėra. Cukrus yra cukrus. Pabandysim paragauti, ar kažkas išsiskiria. Na, gal Panevėžio kiek yra smulkesnis, bet tai privalumas gali būti tik tai tame, kad greičiau ištirpsta. Vis dėlto nei geresnis, nei blogesnis nebus. Bet iš esmės visi produktai panašus. Na, saldumo skirtumo jokio nėra. Kristalai tirpsta taip pat ir pas vienus, ir pas kitus.
Na, kaip ir tikėtasi, jokio didelio skirtumo nėra. Tai yra tas pats produktas. Galbūt galima pasakyti, štai tas ekstra, kuris iš plastikinės pakuotės, kaip ir Panevėžio plius cukrus, jis yra kiek smulkesnis malimas. Popierinių pakelių cukrus yra irgi panašaus dydžio, tai gali būti, kad tai yra irgi popieriniai pakeliai iš tų pačių gamyklų, bet vėlgi mes galime tik tai spėlioti, nes prekybos tinklai nenurodo iš kur, bet faktas tas, kad skirtumo tarp cukraus nėra jokio ir reikia pirkti ten, kur bus pigiau. O šiuo metu pigiau gaunasi Maxima 79 centai, tai ten ir apsipirksim. O reiškia, atskirų prekinių ženklų mėgėjams galima pasakyti, na, neleiskite tų 40 centų papildomai, imkite pigesnį cukrų ir pas jūs bus tas pats, nes iš to paprasčiausia kainų skirtumo uždirba daugiau prekybininkas ir gamybininkas. Aišku, sakysit, gamybininkas investuoja į marketingą, reklamą, na, atsiprašau. Galbūt kokia Coca-Cola ir investuoja į marketingą, reklamą ir duoda jums papildomai žaidimų, prizų ir kitokių dalykų, bet na, cukraus gamintojai, kokie jie ten bebūtų, nei siūlo kažkokių akcijų, nei kažkokių pridėtinių verčių ir permokyti jiem paprasčiausia už jų vardą. Čia yra ne permoka už marketingą, o permoka už savo įsitikinimus ar fiksavimusis. Taigi, pirkit galvodami, lyginkite, kas yra iš tikrųjų kas ir gerų pirkinių.